tai mes neparašėm. Bet tai mes prašėm ir negrįžo. Nežinau, gal mums reikia eiti kažkur, kad jie suras, nes mes buvom kalėjime, buvom bespalviam, buvom saugiam, buvom bare, buvom scenui. Mums liko kažkokia mergelė, o my god, Arija! Jie iš tikrųjų grįžo. Čia nenormalu. Kaip tai įmanoma? Tai realiai grįžo. Ok, norėčiau padugnę, bet tai viskas gerai. Viskas gerai. Kas čia? Kas tu yra? Viskas gerai. Tu literaliai ką tik nereikia. Viskas gerai. Aš neatsimenu paskutinį kartą, kada aš taip gerai išsimiegojau. Taip gerai buvo. Kas čia? Ar tau viskas gerai? Aš užmiegus buvau. Ne, tave smaugė. Mane... Taip tave pasmaugė. Aš nieko prieš Ariją, bet man daug smagiau būtų, jeigu Ugnė grįžus, bet nebuvo tokio pasirinkimo, tai aš labai džiaugiuosi, kad Arija grįžo. Tau viskas gerai. Na, atsiprašau, kur mes einam? Kodėl mes kažkur einam? Šitos durys užrakintos. Iškelias, paskaitykit. Aš nieko neskaitau. Daug pasakysiu. Veidrodžių medžioklė. 4 veidrodžiai turi po simbolį ir norėdami atidaryti duris, turite juos rasti ir juos žiūrėti. Viena iš merginų turi laikyti duris, jei ką ten yra kaukėtas juokdarys, kuris bandys jūs visus sugaudyti. Wow, mes gaudyt? Jis... Jo. Gerai, aš galiu laikyti duris. Tu laikysi duris? Jo. Gerai, mes Tai mes susirašom, tada tam kažką pasimkam, vis tiek tai- bėgiosim. Einu. Sėkmės. Sekundę prasidėjo žaidimas ir Vytė jau iš karto kažkaip sugebėjo su tuo kokėtų juokdariu būti. Bėk tenais!
Mane ne vieną kartą sugavo. O tu? Aš nesuprantu. Vytė įsimylėjus tą juokdarą ir kas, kad čia vėl su juo ten Mike prakeiktų savo. O čia yra duris. Ne, tenais yra duris. Tenais yra tualetas, eik tenais žiūrėt. Eik pro tą. Tenais turėtų būti. Buvo labai baisus experiences, kai jis laikė tą kažkokį neaiškų metalinį daiktą. Nefain. Realiai tai aš net pagalvojau, jokių tų veidrodžių. Aš taip stipriai kaliau tam juokdarai, aš tokia proud esu. Žiūrėk. Čia nėra, radai kažką? Žiūrėk, aš... Man keiščiausia, kad aš ten jau buvau nuėjęs, bet aš nemačiau to veidrodžio. Tai biškai apsidūrinai. Būk čia, aš einu kitą rasti. Mane gaudė, aš nežinau, ko aš ieškojau, dabar mane gaudo. Nu, bet radau, ką reikėjo. Aš žiūriu į veidrodį. Ačiū Dievui, man nereikėjo niekur bėgiot, aš jau per daug šitam dalykui pavargus, bet tas duris laikyti. Negalėjau jie greičiau bėgiot, ta prasme. Atsidarė duris. Kus čia dabar? Jums taip atrodo? Kodėl, ką mes čia Aš atidarėm? nežinau. Man atrodo, kad čia kažką nužudys, tai. Čia taip uždaryti. Žiūrėkit, kortas yra. Čia ne. Turite balsuoti už vieną žmogų, kurį jūs turėsite įstumti į spygliuotąją mergelę, bet balsuoti galima tik už merginą. Seksizmas, bet man į naudą. Jūs Tai juokaujate. yra sąžininga. O tai kas maišo? Tai jūs tiesiog išsirinkit. Ne, bet tai, o tai realiai kas maišo? O tai jūs gal irgi maišome tada kaip- balsuosit? Gal maišome kaip maišėme pirmą kartą, tiesiog mes maišome. Aš galiu maišyti. Gerai. Gerai. Mes pirmą kartą mums nieks nemaišė kortų, mes patys maišėm. Tai tu ir maišyk tada. Gerai, tai jūs biškai nueikite, kad nematytumėte, kas už ką balsuoja. O jūs nenorite pasitarti už ką balsuoti? Tai manau, mes ir patys galim. Nežinau, bet aš manau, kad reikėtų už Vytę. 2 kartus tave turėjau įgelbėti.
Du kartus ją pagavo. Taip, 2 kartus ją pagavo. Matot, Arija ką tik grįžo, Ąžuolą ir manęs negalima. Emilija, nu, aš su ją, nu, pirmo karto, aš labai norėčiau, kad mes abudu išgyventume. Ir Vytę man reikia išgelbėti 2 kartus. Ąžuolą irgi sugavo. Gerai, bet mes Bet ne negalim du balsuoti kartus. už jį. Mes negalim už jį balsuoti. Tik merginas, tik iš mūsų 3. Jinai ką tik grįžo, aš nemanau, kad mes norime, kad jinai vėl mirtų. Aš buvau dar jį išgelbėjus irgi. O kokie tavo, pavyzdžiui, pasiūlymai? Aš tai tik duris laikiau, nežinau. Joknai jokiuose challenge'uose nebuvo. Tai Nieko. skill issue jums, tai nežinau. Tiesiog. Vytė, aš manau. Aš manau, Tai kad gal yra Vytė- priežasčių, už mane niekada nebalsavo. Tai Ąžuolai. Taip. Emilija. Arija. Vyta. Aišku, kad aš. Bet jau su Sofija susitiksiu. Aš atsiprašau. Jau reikia eiti, bet aš atsiprašau, bet labai daug. Aš negaliu patikėti, kad mes ką tik nužudėme Vytę. Nu, aš manau, visai išgyventume mes be jos. Bet, nu, įdomi asmenybė. Vėl jis. Kas čia dabar? Tai ne faktas darbas. Ir čia turėtų būti veidrodis. Pala, pažiūrėk knygą, ar čia artefaktas. Jo, čia šitas buvo. Liko paskutinis, tai reiškia